norime pakviesti psichologę Romaldą, kuri mums papasakotų, tai kaip jaučiasi tas žmogus, kuris išgyvena vienatvę. Nes mes visi žinome, kad ypač žmonės su sunkia negalia, su sunkesnė negalia, ar stipriai vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra vieniši, išgyvena įvairias emocijas ir ne pačias geriausias. Ir ką jaučia tie žmonės, kaip jie jaučiasi visuomenėje, ką jie patiria, tai norim pakviesti Romaldą, kad mes truputėlį geriau suvoktumėm, kaip atliepti tuos žmonės ir kaip nepalikti jų vienatvėje, nes ką galiu žinoti, vieną dieną galima atsidurti jų vietoje. Šiek tiek anksčiau, atėjus, stebėjau, kas vyksta, nes tokia pranešimo tema vienatvė ir tiek daug mačiau tokių šiltų šypsenų, šiltų apsikabinimų, kas buvo tiesiog, tas toks pavyzdys, ką mums duoda tas ryšys su kitais žmonėm, kada mes susitinkam, kada mes bendraujam, kada mes turim ryšį, ne vieni su kitais. Ir šiandien, kalbant šitą temą vienišumo, socialinės atskirties ir kokią tai įtaką daro žmogaus tai psichologiniai geroviai, tai kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimas, pats gyvenimas, karantino laikotarpis, pandemijos laikotarpis, mums visiems leido tą patirti. Ir tiem, kurie turim negalės, ir tiem, kurie jų neturi, ir galbūt ypatingai tiem, kurie neturi darbo, o kurie turi, tai irgi vis tiek tas darbas nuotoliu. Tai mes taip visi šiek tiek esame ekspertai ir galim per savo tą patirtį maždaug įvertinti, o kaip man buvo tas laikas, o ko man tada trūko, o kaip keitės mano tas gerovės jausmas. Ir kaip džiaugsmingai, nežinau, bent jau aš iš savo patirties, kaip džiaugsmingai mes grįžom į darbą, grįžom į tos darbo kolektyvus, irgi su tokiais, kai jau buvo galima jau nesilaikyti distancijos, kada mes galėjom visi apsikabinti. Tai tą patirtį turim visi, bet tai šiek tiek lyg, kažkokia dalis tos patirties mums gali padėti suprasti ir tuos kitus žmonės, kurie ilgesnį tokį laiką jiem tenka tą patirti, kurie dėl įvairių priežasčių, galbūt viena iš jų negalia, negali tiek daug turėti bendravimo ryšio su kitais žmonėm, kurie yra izoliuoti. Ir pranešime galbūt kažkiek remsiuos kažkiek mokslo žiniom, bet gal didesnė dalim iš savo praktinės patirties. Aš kaip psichologija dirbu visuomenės sveikatos biure, tai truputėlį irgi gal pradžiai ir pareklamuosiu paslaugas, kurias teikiu aš. Tai po naujų metų keisis kažkiek, dabar šiais metais kiekvienas žmogus besikreipiantis gali gauti 5-6 psichologo konsultacijas, kurias finansuoja savivaldybė. Tai tikrai nemaža dalis miesto gyventojų kreipiasi ir dalis iš jų irgi ir turinčių negalias. Kita irgi labai daug girdėjau iš pranešėjų prieš mane kalbėjusių, kiek daug ir valstybė ir savivaldybė finansuoja įvairių tų dalykų ir pati irgi esu pasinaudojusi tuo, kadangi slaugau mamą turinčią negalę, tai tikrai dėkui už visą tai, ką valstybė gali padėti ir kiek palengvina tą slaugos, kaip čia pasakyti, tą gyvenimą, slaugant tą artimą asmenį. Tai tas irgi labai svarbu ir labai svarbu, kad žmonės tą žinotų, girdėtų ir kad išdrįstų tuo pasinaudoti. Tai kalbant tada apie tą psichologinę gerovę, kas yra ta psichologinė gerovė.
kaip mes ją galim įvertinti, kaip mes ją galim pamatuoti, tai iš tiesų nėra taip lengvai pamatuojamas dalykas. Ir gal viena dalis, ta gyvenimo kokybė, tai galima tam tikrais kriterijais kažkaip įvertinti, o kita dalis tos gerovės tai yra tiesiog subjektyviai jaučiamas tas pasitenkinimas gyvenimu, tas gerovės pojūtis toks, kuriuo tu negali pamatuoti. Tai, sakykime, čia gal statistikos departamentas ar sociologai, jie vertina gyvenimo kokybės indeksas, toks yra, ne? Bet čia vertina ne atskiro žmogaus, kokia jo gyvenimo kokybė, kokia mano, kokia tavo, bet bendrai ne. Lietuvos, ne, ten gyvenimo kokybės indeksas, atskirų regionų gyvenimo kokybės indeksas. Bet jeigu pabandyt pasižiūrėti į atskirą kiekvieną žmogų, tai ta gyvenimo kokybė būtų tokios, kaip ir sritis, tai būtų materialinė gerovė, kokia gyvenamoji aplinka, kiek ta aplinka, jeigu kalbėt apie neįgalių žmonės, ne kiek ta aplinka mano pritaikyta mano poreikiam ir kiek aš galiu savo namuose būti savarankiškas, tai yra pajamos, tai yra kiek aš galiu patenkinti, nežinau, savo tokius fiziologinius poreikius, valgyti kokybišką maistą. Tai fizinė gerovė, mano sveikata, diskomforto, skausmo buvimas arba nebuvimas, tiek fizinio, tiek to emocinio tokio saugumas, higiena. Galim gal atsiminti irgi, kaip ten to karantino laikotarpio, kaip ten, kada niekur nereikia eiti, tai tada truputį taip ir apsileidė, nes su chalatu, sėdi tiesiai prie kompiuterių ir pradedam mažiau rūpintis tuo. Tas, kai tu išeini iš tų namų, tada tu kažkaip pasitempi, pasipoši daugiau. Socialinė gerovė, tai būtų santykiai, kiek tų santykių yra, kokia tų santykių kokybė, ar tie santykiai galbūt yra konfliktiški ir tai mane neigiamai veikia, kiek aš turiu žmonių ratą, iš kurių galiu aš gauti, iš kurių galiu tikėtis paramos. Laisvalaikis, dalyvavimas visuomeniniai kažkokioj veikloj, bendravime, galų galia teisės, kiek pati ta teisėsaugos sistema užtikrina mano teisės, kiek yra ar nėra diskriminacijos, kiek su tuo yra kovojama. Ir ar aš jaučiu, kad aš galiu, turiu teisę, galiu pastovėti, už save, už savo teisės. Ir galimybės tokiam asmeniniam vystymuisi, tai čia ir tai, apie ką ir Vilija kalbėjo, ir užimtumas, ir sakykime, tos galimybė dalyvauti ant socialinėse dirbtuvėse, mokytis, būti kaip galima daugiau savarankiškų, tobulėti ir būti tuo patenkintų. Tai čia, sakykime, atrodytų, kad čia tokie, kaip ir objektyvūs tie kriterijai, bet vis tiek juose labai daug subjektyvumo. Aš galiu būti, turėdamas tą patį, vienas žmogus bus labiau patenkintas, kitas bus mažiau patenkintas. Nes ir ta pati nematerialinė gerovė, jeigu aš ten gyvenu su žmonėm, kurie yra panašią tokią materialinę padėtį, aš galiu būti patenkintas. Bet jeigu aš aplink matau, žmonės gyvenančius geriau, turtingiau, aš galiu vis tiek būti nepatenkintas. Tai ir truputėlį primena man šitos sritys tokią galbūt kažkas kokiuose nors kursuose dalyvavot, mokėtės ar savo galbūt studijose, bet tokia gana žinoma Maslau poreikių piramidė. Ir kad yra, reiškia, pačioj, tie tokie baziniai poreikiai, be ko mes neišgyventume, tai mūsų fiziologiniai poreikiai, tai čia apie tai, ką ir kalbėjom, kad maistas, vanduo, galų gale šiluma namuose, kad būtų saugumo poreikiai, kad aš gyvenčiau saugioj aplinkoj, tiek sakykime, kalbam apie psichologinį saugumą,
kad nėra smurto, nėra kažkokios grėsmės, tiek apie pačios aplinkos saugumą, ne, kad nėra ten kažkokių laiptų, kur aš galiu nudardėti, jeigu aš turiu judėjimo negalę. Bet toliau, jeigu mes pereinam prie tos vienišumo temos, tai vienišumas tai būtų nepatenkinimas, bet tų aukštesnių poreikių, negalėjimas jų patenkinti. Ir jeigu aš galbūt tikrai išgyvensiu, nenumirsiu, jeigu bus patenkinti tie žemesniai poreikiai, bet kada jau aš esu sotus ir pavalgęs, tai aš tampu alkanas tam bendravimui, tam žmogiškam ryšiui, meilės, rūpesčio, tiek galbūt ir savo atžvilgių, tiek ir mums patiems norisi rūpintis. Ir patys neįgalieji, jie turi poreikį rūpintis kitais, rūpintis vieni kitais. Ir be žmogiškos tos aplinkos, be žmogiško ryšio sunku labai įsivaizduoti ir tuos aukštesnius poreikius, kada mes jau turim galbūt kažkokį ratą žmonių, kur mes patiriam tą artumą, šilumą. Mums labai svarbu irgi ir jausti tokią pagarbą savo kitiems, pagarbą ir pagarbą savo atžvilgiu, ne savigarbą, būti patenkintiem galbūt savo kažkokiais tais pasiekimais ir pripažinimą gauti, ne kitų žmonių. Tai vėl be tų kitų žmonių, to nėra. Ir, Maslau pats tai sakė, kad tas savirealizacijos poreikis, tai čia jau tą viršūnę, tai pasiekia tik tai vienetai žmonių. Bet siekis pas mus visus jisai yra. Bet mums labai svarbu, kad mes jaustumėm prasmę, jaustumėm, kad aš esu svarbus, reikalingas ir tai, ką aš darau, yra prasminga ir kad tai yra svarbu. Tai reiškia nuo to, kurioje vietoje, jeigu mano tiesiog nepatenkinti tie poreikiai elementaraus to žmogiško ryšio, tai ten apie savirealizaciją gal dar kalbėti ir sunku. Tai kas būtų tada tas gerovės pojūtis? Nes sakėm, kad tai gyvenimo kokybė, o antra dalis yra tas jau subjektyvus tos gerovės pojūtis. Tai irgi būtų, žodžiu, apimtų tokius kognityvinius vertinimus, kada mes patys pagal tam tikrus standartus įsivaizduojam, koks gyvenimas yra geras, koks gyvenimas mane tenkina ir kiek mano gyvenimas tos standartus atitinka. Ir tada reiškia, ar aš esu patenkintas, kiek tas sveikata, aš esu patenkintas arba susitaikęs galbūt ne su tuo, kad tos sveikatos aš kažkiek turiu, o kažkokia dalis, nėra, neturiu aš jos. Mes kartais labai kažkaip daugiau akcentuojamės į tai, ko aš negaliu, bet labai svarbu, ką aš galiu. Ne tik kokia mano negalia ir kokia mano galia ir kur mano žvilgsnis, ar jis tik susikoncentravęs ties negalia, ar jis yra susikoncentravęs ties mano galiom, ties mano stiprybėm, kiek esu patenkintas darbų, santykiais, pomėgiais ir emocinės mūsų reakcijos į tam tikrus gyvenimo įvykius, į tam tikras situacijas. Toliau tada, kalbant apie vienišumą, irgi galima kalbėti apie keletą tokių aspektų, nes vienišumas tai yra vis tiek yra subjektyviai jaučiamas tas išgyvenimas, nes dar galima kalbėti, ten gal kitoj skaidriai, bet jau pradėjau dabar, galima kalbėti apie tokį dalyką kaip, kažkokius faktus, ar aš ten gyvenu vienas, ar aš ten gyvenu su šeima, ir kalbėti apie išgyvenimą, vienišumą kaip išgyvenimą. Nes aš galiu gyventi šeimoje, bet jaustis vienišas, aš galiu būti tarp žmonių, ne minioje, bet jaustis vienišas, o aš galiu pakankamai komfortiškai, gyvendamas vienas, nesijausti. Nes aš žinau, kad yra žmonių ir kada man reikės, aš turiu į ką kreiptis, kad tie žmonės yra. Ir tas leidžia kažkaip tą subjektyviai nejausti tokio didelio vienišumo. Tai vienišumas tai būtų jausmas, kurį mes patiriam, kai mes nepatenkinam savo to
socialinio kontakto ir santykio poreikio, kada nėra tas pats, kas būti vienam, kada mes esam tam alkani, tam santykiui, tam bendravimui. Ir tarp kitko net ir fiziologiškai tas alkio centrai smegenyse yra labai arti tų centrų, skausmo galima centrų, nes vienišumas jis mums kelia irgi skausmą, psichologinį skausmą. Tai ir vienišumas daugiau net ne apie kiekybę, o apie kokybę. Ne apie tai, kiek ten tų žmonių aš turiu, kiek aš turiu pažįstamų, kiek aš Facebook'e turiu draugų, kiek, nežinau, žmonių mano name gyvena, ar kiek ten mano, jeigu aš einu į darbą, kiek žmonių mano kolektyve ir kiek klientų per dieną aš aptarnauju, tai irgi viskas yra žmogiškas ryšys. Bet tai daugiau ne apie kiekybę, bet apie kokybę. Ar tai padeda tie ryšiai, tie santykiai patenkinti mano emocinius poreikius? Ar aš iš to ryšio gaunu tą gylį, ar aš galiu dalinti savo jausmais, ar aš jaučiuosi, kad mane girdi, kad mane supranta, kad mane priima, atjaučia, džiaugiasi gal kartu su manim. Tarp kitko ras su kuo pasidžiaugti kartais būna sunkiau negu rast petį, ant kurio išsiverkti. Tai va, tai žodžiu, tai va čia būtų va ta kokybė. Ir yra viena tokia teorija, psichologijoje vadinasi transakcinė analizė. Tai jinai skirtingai negu kitos teorijos, jinai analizuoja žmonių tarpusavio sąveikas. Ne žmogaus ten vidinį pasaulį, tas tarpusavio sąveikas. Ir ten, reiškia, skiriami tokie 4 bendravimo lygiai. Reiškia, pats, čia tų pavadinimų gal nebūtinai, bet pats toks paviršutiniškiausias, tai lygis tai toks, kad labas, kaip gyveni, viskas gerai, ne? Šiandien geras oras, kaip tau krepšinis, ne? Oi, kaip ten buvo tas ir tas. Mes kalbam apie paviršutiniškus dalykus, bet mes į kiekvieną savo, žodžiu, mes kreipiamės, mum atsako, mes jau truputėlį, tą savo alkį truputį apmalšiname, ne? Ir prisimenu, kad vienu tarpu, bet prekybos centruose, atsimenat, anksčiau nesakydavo pardavėjos labą dieną ir ten geros dienos. Bet kažkada, reiškia, buvo, kaip ir įdegta visuose prekybos centruose, bet čia būtent tam, ta buvo kaip ir vienišumo problemos sprendimo dalis. Kad kitas sykį galbūt tu būsi, pardavėjas, tu būsi tas vienas žmogus, su kuriuo jisai turės kontaktą. Ir kad tai tapo privaloma, bet tas atėjo būtent, ta intencija pati buvo iš to, kad tu gali būti ne tas žmogus, kuris tą mažą trupinėlę nepamaitins mūsų tą socialinį poreikį. Bet jis taip tik truputį apmalšina. Reiškia, kitas toks lygis, vadinamas instrumentinis, tai kada mes kartu kažką veikiam, kada mes dirbam, kada mes, kuriam kažkokius projektus, mes tarėmės, kada mes rūpinamės buitim, gerai, tu padaryk tą, aš padarysiu tą. Ir tas pokalbis mūsų yra daugiau apie tą bendrą veiklą, bendrą, rūpinimąsi aplinką, buitim. Tai girdžiu, kad tai iš tiesų, pavyzdžiui, kad ir dalyvavimas tuose socialinėse dirbtuvėse, tai jisai duoda tą erdvę, tokiu būdu pasimaitinti mum. Ir jisai jau duoda daugiau negu tas paprastas labą dieną, kaip tu gyveni, nes mes kartu veikiam. Ir dabar kažkaip prisiminiau vieną klientą, paauglį, kuris šiaip tokių bendravimo sunkumų turi. Ne? Tai reiškia, pasakoja ten irgi, kaip jiem buvo tokia bendra užduotis, visai su nepažįstamais žmonėm. Ir toj bendroji užduotį jis gerai jautėsi. O paskui tam laisvam laikė, kažkaip, nežinau, ką pasakyti, kaip užkalbinta, ne? Tai ta bendra veikla
jinai gali būti ta pradžia ugdytis ir tiem socialiniam įgūdžiam, kuriuos būdami vieni mes galim arba jų neišugdyti, arba juos iš dalies prarasti. Toliau reiškia, čia jau gal neplanavau, bet vis tiek pasakysiu iki galo, toliau reiškia žaidimai. Trečias tas lygis, ne žaidimai. Tai žaidimai tai gali būti tokie ir geri žaidimai, bet gali būti ir tokios manipulacijos įvairios. Bet jos mums vis tiek duoda atlygį, ne? Žaidimai, turiu galvoj, bendravimo žaidimai, kuriuos mes galbūt nesąmoningai darom, ne? Nu, pavyzdžiui, koketavimas, tai yra žaidimas, ne? Arba kokį čia žaidimo pavyzdį, kada mes galim, nu, kad ir tas pats, ne, dėjavimas, aš dėjuoju, visiems skundžiuosi ir tada, nu, gaunu tada savo atlygį. Arba atvirkščiai, aš tik tada, kai einu, darau ten kažką dėl kito, ten rūpinuosi, nors jam gal to visai nereikia, o tada negaunu dėkingumo ir pasijaučiu auka. Nu, tai tokie, čia vadinasi žaidimai. Jie duoda vis tiek atlygį, nors kartais mums ir nemalonu, bet tai yra kur kas geriau negu būti vienam. Ir turbūt pats toks, nu, kokybiškiausias, ne, maistas, tai yra artumas, intimumas, kada mes galim kalbėti, dalintis jausmais, vertybėm, suprast, girdėti, reaguoti vienas į kitą su atjauta, atvirumu, atsakyti į atvirumą. Čia turiu galvoj, tai aišku, įeina į intimumą ir seksualinis intimumas, bet čia daugiau apie tą būtent bendravimo, artumą bendravime. Tai va, ir vienišumas taip pat gali būti patiriamas kaip skirtumas tarp to, kaip yra dabar ir to, kaip aš norėčiau, kad būtų. Ir kada tas skirtumas yra didelis, ne, tada mes išgyvenam vienišumą. O jeigu ten, nu, nedaug skiriasi, nu, mes galim, nu, tai gerai, aš čia kažkaip pasijutau vienišas, paskambinsiu draugė, ne, ir pakalbėsim. Tai čia jau sakiau, ne, kad vienišumas kaip situacija ir vienišumas kaip išgyvenimas. Čia jau pakalbėjau. Dar irgi įdomus atrodo, kad mes dabar šiuolaikiniam pasaulyje turim labai daug galimybių, ne, tam bendravimui, lyginant su ankstesniais laikais. Tai čia buvo tokie daryti tyrimai prieš 40 metų, kiek žmonės jaučiasi vieniši. Tai maždaug 10% įvardijo, kad jie jaučiasi vieniši. O dabar, žodžiu, šiuolaikiniai tyrimai rodo, bet čia ne tik Lietuvoje, daugelį šalių, kad padidėjo žmonių išgyvenančių vienišumą iki 40-50%. Reiškia, maždaug netoli pusė žmonių išgyvena tą vienišumo jausmą. Ir nu, tai galima sakyti, kad epidemijos lygiui prilygsta. Ir nepaisant to, kad tikrai turim daugiau galimybių tiem kontaktam, gyvenam dideliuose daugiabučiuose, turim tuos socialinius tinklus, turim begalę draugų tuose socialiniuose tinkluose. Bet tas bendravimas socialiniuose tinkluose, jis irgi yra geriau negu nieko. Jis yra geriau negu nieko ir kada tu esi, pavyzdžiui, galbūt dėl judėjimo kažkokios negalios, neturi tokių galimybių išeiti daug, ne, kur nori į įvairias vietas ir bendrauti. Tas bendravimas socialiniuose tinkluose, jis padeda mums apmalšinti. Mes ten galim susirasti bendraminčių, ne, tarkim, nežinau, gal jūs ir negalę turinti žmonės, gal neturit savo kažkokias grupės, ne, kur bendrauja. Žinau, kad turėjau klientą, pavyzdžiui, su depresija, tai reiškia, ten irgi tų depresiją sergančių grupiai ten prisijungia, bendrauja ir ten, tave supranta, nes supranta apie ką tai, nes išgyvena tą patį ir panašius dalykus ir tai yra, žodžiu, gerai.
Bet tai, tai irgi labai nedaug mus pamaitina, labai nedaug mus pasotina ir kaip koks greitas maistas mes vėl galim pasijusti greitai alkani. Dar, sakykime, socialiniai tinklai irgi turi tokį niuansą, kad dažnai jais pasinaudojama siekiant galbūt įtvirtinti save. Tai iš vienos pusės tai ir gerai, nes žmogus tarsi tą savo poreikį patenkina, bet kartais save įtvirtinti kitų sąskaitą. Pasižiūrėkite net ten po kokiu nors straipsnių komentarai, kiek ten purvo vienas ant kito ir tai mūsų tada ta savijauta gali blogėti. Tai dėl to labai svarbu atsirinkti, kas yra mano drauguose, kas tada, nes tai ir kris į mano tą naujienų juostą, tai ką dalinasi mano draugai, kokiose grupėse aš dalyvauju, kiek tai man padeda. Tai va, bet kaip ir sakėte pradžioj, Gitana, kaip sakėt pradžioj, kad svarstėt, ar čia nuotoliu daryti, ar daryti gyvai, Turbūt vis tiek, jei dabar kiekvienas sėdėtumėt pas save ten kažkur priešai savo ekraną, matytumėt visus irgi kvadračiukais ekrane, tai nebūtų tas pats, kada susitikot čia, kada apsikabinot, kada kartu pagėrėt kavą, kada kartu kažką paveikėt. Tai va, tai jis šiek tiek gali tą atskirti mūsų sumažinti, bet to mūsų alkio nepamaitina. Tai grįžtant dabar prie tų sričių, kur minėjau, kad tokios tarsi ir objektyvus kažkokie kriterijai, kaip vienišumas gali veikti kiekvieną iš tų sričių. Kaip veikia, gal aš daugiau visų neaptarinėsiu, gal daugiau ties sveikata, psichinė sveikata, ties santykiais apsistosiu. Tai tai tyrimai rodo, kad vienišumas padidina net 26% ankstyvos mirties riziką. Ir tai prilygsta maždaug tas pats, kas tu 15 cigarečių per dieną surūkytum, tai maždaug tiek pat padidina mirties riziką vienišumas. Žmonės, kurie yra vieniši, jie į stresą, į stresinės situacijas, į kažkokius tai sunkumus, jie daug stipriau reaguoja. Pas mus smegenyse yra ta tokia aliarmo sistema, kada stresas įsijungia, aliarmas, ji yra daug jautresnė. Nes kai tu žinai, kad aš turiu atramą kituose žmonėse, aš į tas situacijas taip smarkiai nereaguoju. Bet kada to trūksta, tai tada daug stipriau mes reaguojam, daug stipresnį stresą patiriam, daug daugiau adrenalino, ten išskiria kortizolio, išskiria mūsų organizmas, verčia širdį mūsų smarkiai plakti. Ir jeigu tu esi vienas ir daug tokių sudėtingų situacijų išgyveni, tas po truputį alina. Ir atvirkščiai, žmogiško ryšio tas buvimas, prieinamumas, tos pagalbos, atvirkščiai jis daro teigiamą poveikį. Ir teigiamą poveikį daro net pats stresas. Nes streso metu išsiskiria ne tik tie blogieji hormonai, bet išsiskiria oksitocinas. Pas mus yra užprogramuota mūsų smegenyse, kada yra sunku, ieškok ryšio, nes oksitocinas tai dar vadina apsikabinimų hormonas. Tai mus skatina ieškoti kitų žmonių, kalbėtis, dalintis ir gauti tą palaikymą. Tai tada, kada mes turim tą paramą, tai to oksitocino receptorių yra mūsų širdyje, širdies raumenyse ir kaip tik stiprina. Ir tyrimai irgi rodo, kad, sakykime, tie žmonės, kurie patiria daug streso, bet jie turi daug ne tik paramos, jie patys padeda kitiem. Nes jeigu tu eini ir padedi kitiem, tu irgi stiprėjai, tu augini savo tą psichologinį atsparumą. Tai dėl to galvoju, kad labai svarbu kažkaip
eit, ieškot, dalyvaut, kurti tuos ryšius su kitais žmonėm ir naudotis va šitom visom priemonėm, kur prieš tai girdėjot, va, prieš tai buvusiuose pranešimuose. Be to vienišumas, jisai depresijos riziką didina. Ir jeigu kalbant apie psichikos sveikatos ir vienišumo tą ryšį, tai reiškia, čia angliškai parašyta, nes iš straipsnio paėmiau, kad mūsų psichinė sveikata, sakykime, mus daro labiau vienišais. Mes linkę, užsisklęsti labiau, nes atrodo, kad, gal sunkiau tada pritapti, sunkiau kažkaip, tu jautiesi kažkoks kitoks ir pats save izoliuoji, pats save uždarai namuose, tai gal neisiu, čia namie gerai jaučiuosi, o bet koks išėjimas į to žmonės, kelia tokį nerimą ir tada gaunasi, kad kai tu užsidarai, tu lyg ir išvengi to kažkokio streso, bet tu dar daugiau jautiesi vienišas ir tas dar blogina tą psichinę sveikatą. Ir, sakykime, to paties karantino metu, labai išaugo psichikos sutrikimų. Labai daug žmonių, kurie priklausomi nuo alkoholio, psichoaktyvių medžiagų, atkrito, nes jie negalėjo eiti į savitarpio pagalbos grupės. Nes savitarpio pagalbos grupės buvo tas, kas laikė juos, kas padėjo. Tai čia irgi vienas iš psichikos sutrikimų. Ir pačiam žmoguje, kasgi tą žmogų uždaro tam vienišume, kad pats žmogus dažnai turi tokių neigiamų įsitikinimų, neigiamų nuostatų ir dėl tų nuostatų, jis ir nežengia į tą visuomenę, į tą bendruomenę, kažkokį ratą, tai yra, kad, manim niekas nesudomės, įsivaizdavimas, kad, kamgi aš čia galiu būti įdomus, aš neturiu ką pasakyti ir nesu pakankamai geras pašnekovas ir tada čia apie ką žemą savivertę. Arba aš atvirkščiai apie tą nepasitikėjimą kitais. Nepasitikėjimas gali būti nepasitikėjimas kitais, kad galvoju, kad kiti gal čia pasijuoks, pasišaipys iš manęs, jeigu aš ten atsiversiu, tai paskui, žodžiu. Ir tai dažnai irgi yra galbūt net iš tokių ir neigiamų patirčių, ne tik iš vienišumo. Tarkim, galbūt tai iš vaikystės mokykloje kažkokios tai patirtos patyčios. Tai labai stipriai veikia paskui ir to suaugusio žmogaus gyvenimą. Ir tikrai, esu turėjus suaugusių žmonių ir turinčių ten negalę, būtent psichikos negalę, būtent dėl to ankstyvų patirčių labai daug baimių. Manęs niekas nesupras, bet tada gaunasi, kad manęs niekas nesupras, tai tada aš ir nesidalinu, tada kai aš nesidalinu, tai kaip gali tave kas nors suprasti, jeigu tu nesidalini. Ir vienišumas, tai tarsi kažkokia vos nediagnozė ir kad aš negaliu džiaugtis gyvenimu. Ir kad iš tikrųjų, kai mes taip galvojame, tai mes tada ir neleidžiam savo ir eiti, ir ieškoti, ir tų kitų žmonių, ir ryšio. Ir tada, reiškia, gal čia prašoksiu. Tai kalbant apie neįgalių žmonės, tai aišku, neįgalus daug didesnė yra rizikoje patirti tą vienišumą negu kiti. Ir tada labai svarbu, jeigu kalbėt čia jau dabar kreiptis į įvairias institucijos, kurios rašo, kuria projektus, finansuoja, kad sudarytas sąlygas megztos tarpusavio ryšius, tada toje veikloje sudaryti galimybės augti tam pasitikėjimui savimi ir toj sąveikoje su kitais žmonėmis augti, pasitikėjimui savim, savirealizacijai sudaryti galimybės, įsitraukti į tą bendruomenę, į visuomeninę tą veiklą. Ir labai svarbu irgi teikti tokias ilgalaikės, kaip aš sakiau, kad mūsų biure ten 5 konsultacijos. Užimtumo tarnyboje irgi ten aš teikiu paslaugas, tai ten šiek tiek daugiau tų konsultacijų. Bet tai dažnai būna labai mažai tam, kad kažkaip įveikti, ypač tas nuostatas savo neigiamas,
ir ryžtis daryti kažkokius tai žingsnius. Tai labai svarbu užtikrinti ne tik tai, kad būstas būtų patogus, ne, bet ir užtikrinti ilgalaikės, kokybiškas psichologinio, psichoterapinio, žodžiu, konsultavimo tas paslaugas ir finansuoti šitą sritį įvairias savipagalbos grupę. Jo, čia, kaip sakyti, to skausmo nejauti tada, ne. Muzika taip, yra daug labai būdų ir ačiū, kad ir jūs dalinatės apie tai. Nes, čia jau pakalbėjau prieš mane, tai apie tas pagalbos galimybės, aišku, jų dar nepakanka ir pagalvojau dabar tik tai apie tas savipagalbos grupės, tai aš manau, kad tikrai tie žmonės, kur čia dalyvauja, tai jau jie dalyvauja ir savipagalbos įvairiose grupėse, bet labai daug žmonių, kurie ir šiandien ir dabar yra užsidarę namuose ir tam, kad jie ateitų, tai kartais tas pirmas ryšys, tas žmogiškas, tai būna su psichologu ir pirmiausia, tu nustoji bijot bendrauti su psichologu, o po to tik tai tu gali tą žmogų vesti, lydėti, kažkur skatinti, toliau eiti. Neprisirišta, ne prie savęs, ne, o skatintai toliau eiti žmonės. Ačiū už dėmesį.